Labadiena gerbėmiai, labai malonu matyti daugelį pažįstamų veidų ir tikrai ačiū komitetui už tą puikią iniciatyvą. Aš čia kalbu ne tik tai kaip Seimo narys, bet ir kaip Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Noriu pasakyti, kad ir Europos parlamento nario Bronio Ropės patarėja yra čia su mumis, taip kad mūsų partija tikrai girdi. Ir šiandien aš pagrindė atėjau čia klausytis, tai tikrai išgirdau naujų dalykų, išgirdau ir tų, kurių jau girdėjęs esu, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Ir kalbėsiu čia labiau kaip politikas, arba kaip politologas gal netgi. Va yra baltoji knyga, kurią kai kurie iš jūsų esat pasirašę, va yra parašai. Mes tuos parašus surinkome prieš keletą metų, dėrėjome, susidėrėjom dėl vizijos iki 30 metų. Ir kaip patys puikiai žinot, ta baltoji knyga dabar yra stalčiui ir mes turbūt artėjom prie raudonosios knygos. Tai aš skaičiau jūsų paruoštą dokumentą, aš tikrai labai sveikinu, kad tai yra pragalvota mintis, kad mes įtrauktume tuos pasiūlymus į partijų programas, kitais metais turėsim 3 rinkimus, bet turbūt daugelis čia suprantat ir aš girdėjau iš kai kurių iš jūsų tą užuominą, kad čia yra kaimo sueiga vadinasi renginys, bet toks truputėlis suneštinis balius. Aš suskaičiavau 74 punktai. 74 punktai. Tikrai bus partijų, kurios tiek neturės punktų savo visoj programai. Tai aš visiškai sutinku su Andrėjum, kad reikėtų trumpinti, sudėti kertinius momentus, visiškai pasirašau, po visų dokumentų šiaip pasirašau, bet visiškai pasirašau po tuo pirmu punktu, kad žemės ūkis būtų pripažintas strateginiu sektorium. Bet turiu keletą pasiūlymų ir dabar juos įgarsinsiu. Pirmiausia, aš pasigėdau to, ką irgi daug kas žinom, jaučiam savo širdimi ir apie tai kalbėjom. Nemačiau punkto, kad žemės ūkis turi būti reklamuojamas, ar kaip čia pasakyti, gerinamas jo įvaizdis visuomenėje, kad tai yra maisto gamintojas, kad tai yra kaimo gyvybės palaikytojas. Vat to punkto nėra, tai manau reikėtų tą įrašyti. Vėlgi, mes Seime skelbiam kiekvienais metais atmintinus metus, tai galbūt netgi vieni metai galėtų būti žemdirbystės ar kaimo metais, apie tai reikia pagalvoti ir įrašyti dokumentą. Antras pasiūlymas - eksportas. Vėlgi mes čia gyrėmės, kad 14% BVP sudarom kartu su maisto sektorium, bet žinom, kad Žemės ūkio ministerija finansuoja per ES pinigais ir taip toliau, bet kad nebenutiktų tokių dalykų kaip su Kinija, kad būtų nors kažkoks tęstinumas, kad valstybė pasako bent 10 metų į priekį, kur yra tos prioritetinės rinkos ir kad tai jau nesikeičia. Tai irgi galėtų nugulti dokumentą. Ir trečias dalykas, nežinau. Man ta kaimo sueiga labai patinka kaip terminas ir vėlgi, aš Žemės ūkio ministerijoje buvau įkūręs tą patariamąją tarybą, nes čia turbūt, kai kalbėjo apie atsitikti, kaip ten tas žodis, gerbiamas pirmininkė, apie atsitiktinukus čia apie mane turbūt buvo, bet mano dėl to ir buvo mintis turėti patariamąją tarybą. Tai aš manau, kad tai, kas čia šiandien gimsta, galėtų tapti nuolatiniu tokiu organu ir tai kalbėtų ir žemdirbių vienybės labui, nes vėlgi sutinku su Juozu, pripažinkite, trūksta šiek tiek tos vienybės ir šiandien yra graži išimtis. Ir baigdamas, ką noriu pasakyti, kaip pasiūlymą, galbūt tie suguldyti punktai galėtų tapti kiekybinio vertinimo matu, kai ir ūkininkų sąjunga, ir taryba, ir galbūt Žemės ūkio rūmai, galbūt jaunieji ūkininkai, galbūt sodininkai prieš rinkimus ir skelbtumėt, kad ta partija tiek procentų mūsų įsitraukia pageidavimų, o ta partija tiek procentų įsitraukia mūsų pageidavimų. Ir galbūt ta kaimo sueiga galėtų būti toks kaip vertinimo organas, kuris prieš kiekvienus rinkimus ir po jų vertintų, kiekgi kuri partija iš tikrųjų padarė to, ką jūs visi pageidavot matyti. Ačiū.